Bet koks produktas pradedamas nuo idėjos. Televizijos produkcija nėra išimtis. Yra sukurta nemažai kūrybinio mąstymo modelių. Visgi juos visus apibūdina nukreipto kūrybiškumo apskritimo būdams. Gyvendami savo kasdienėje aplinkoje, jie stebime ir analizuojame, taip susidarydami koncepcijas apie mūsų bandžius objektus ar reiškinius. Tuomet pradedame kurti naujas idėjas, bandydami susieti koncepcijas vieną su kita. Surinkę šias idėjas, jas tobulinam iki kol jas tampa praktiškomis. Tačiau pati idėja neturi jokios vertės iki kol yra įgyvendinama. Galiausiai, idėjų įgyvendinimas pakeičia mūsų pančią aplinką ir pradeda naują ciklą. Šis modelis taip pat tinka apibūdinti pačios televizijos produkcijos gamybai, atliekamai trejais etapais. Pasiruošimas ir sumąstymas yra gamybos pasiruošimo etapas, vystymas – gamybos etapas, o vykdymas – pogamybinis etapas. Norint sėkmingai įgyvendinti savo sumanymą, reikalingi užsakovai, kurie transliuotų televizinę produkciją ir finansuotų jos gamybą. Todėl potencialiems užsakovams pateikiama idėjos koncepcija. Joje pateikiamas kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, rodymo trukmė, numatoma auditorija, reziumė, kurioje aprašomi kūrinio tikslai, veikėjai ir esminiai siužeto vingiai. Koncepcijoje taip pat pateikiami išskirtiniai produkcijos bruožai ir numatomas filmavimo dainų skaičius. Taip pat pateikiamas preliminarus idėjos biudžetas. Jame turėtų būti įvertinta informacijos laikmenų kaina, transporto ir nakvynės išlaidos, montavimo laikas ir resursai, maitinimas, specialios įrangos nuoma ar pirkimas, atlyginimai darbuotojams, mokestis už autorinės teises. Žinoma, šis sąrašas gali kisti priklausomai nuo idėjos. Kitos kuriamai programai būtinos dalys yra siužetas, veikėjai ir reikiami leidimai. Įdomus siužetas gali pritraukti žiūrovus. Visgi, norint juos išlaikyti prie TV ekranų, kiekviena istorija turi būti dinamiška, patraukli ar intriguojanti. Kad tai pasiekti bet kuriame siužete, nepriklausomai nuo kūrinio trukmės, turi būti pradžia, vystymasis ir kulminacija. Scenarijus parašomas vėliau. Ieškant žmonių, būsiančių veikėjais programoje, vykdoma atranka. Svarbu išsirinkti tuos asmenis, kurie tiktų jam suteiktam vaidmeniui ir sugebėtų jį perteikti. Verta paminėti, jog veikėjais nebūtinai turi būti žmonės. Žmonės ir aplinką galima laisvai filmuoti viešoje erdvėje. Visgi, jei filmavimo metu gali kilti pavojus aplinkiniams arba norima filmuoti privačioje valdoje, reikalingi leidimai iš atitinkamų institucijų ar teritorijų savininkų. Filmuojant asmenis reikia vadovauti šalies, kurioje filmuojama įstatymais. Tuo pasiruošiamieji darbai nesibaigia. Sėkmingai programai reikalingas nuolatinis tyrimas, renkant ir tiriant informaciją, ieškant tinkamų veikėjų ir svečių, filmavimo vietų. Radus vietą filmavimams reikia ją nuvykti ir apžiūrėti. Gali būti, kad iš pirmo žvilgsnio ideali vieta yra netinkama dėl priežasčių pastebimų tik ten esant. Būtina įvertinti darbo metu kylančią riziką ir pavojus, bei imtis jų prevencijos. Įvykus nelaimiai, neįvertinta rizika gali kainuoti žymiai daugiau nei jos įvertinimo išlaidos. Bet kokiai televizijos programai reikalinga ją kurianti komanda. Ją gali sudaryti vykdomasis prodiuserio asistentas, režisieriaus asistentas, gamybos vadovas, gamybos padėjėjas, tyrėjai, techninis ir pagalbinis personalas. Žinoma, vienas žmogus gali atlikti kelis darbus, todėl mažai laidai sukurti pilnai pakanka keleto žmonių. Visgi, kuriant didelės apimties programą, didėja darbo krūvis, todėl neapsieinama be papildomų darbuotojų. Efektyviam programos kūrimui yra sudaromas darbo tvarkaraštis, taip pat nupiešiamos kadruotės lengvesniam komandos narių informavimui apie norimą rezultatą. Būtina sudaryti kiek įmanoma tikslesnį programos kūrimo biudžetą, įtraukiant visas išlaidas. Tai yra išlaidas laikmenoms ir techniniai įrangai, darbuotojų atlyginimams, maitinimui, transportavimui ir nakvyniai, biurui ir jo įrangai, išlaidas vedėjams ir svečiams, dekoracijoms, kostiumams ir grimui, autoriniams kūriniams, specialios įrangos nuomai. Svarbiausia neperžengti biudžeto ribų, todėl į biudžetą reikia įtraukti ir sumą smulkioms bei nenumatytoms išlaidoms. Galiausiai prieš pat filmavimą vyksta techninis pasiruošimas. Tai yra dekoracijų statymas, įrangos surinkimas ir tikrinimas, grimavimas, repeticija ir panašiai. Televizijos produkcijos gamyba gali būti skirstoma į studijoje pagamintą ir lauko produkciją pagaminta už studijos ribų. Televizijos studijos yra suprojektuotos taip, kad optimizuotų produkcijos gamybą. Jose yra visa reikiama techninė įranga, kurią telieka suderinti. Tiek studijoje, tiek lauko produkcijoje norimą aplinką filmavimui galima sukurti naudojant butaforiją ir dekoracijas. Visgi lauko produkcijoje dalis ar net visa filmavimo vieta gali būti tinkama norimai scenai tokia, kokia yra. Taip pat, naudojant žalią arba mėlyną foną, galima sukurti virtualią aplinką. Televizijos laidų gamyboje naudojamos profesionalios kameros.
Studijoje pagrinde naudojamos televizinės studijų kameros, kurios yra sunkesnės ir didesnės už naudojimus lauko produkcijoje ir dažniausiai būna užmontuotos ant didelį svorį atlaikančių štatyvų. Be to, šios kameros neturi atminties, visa filmuota medžiaga perdodama tiesiai į studijos valdymo centrą. Iš šio centro taip pat valdomi šių kamerų parametrai. Kadangi turi būti dažnai pernešamos, lauko produkcijoje dažniau naudojamos mažesnės ir lengvesnės kameros. Jų filmuota medžiaga gali būti talpinama informacijos laikmena arba siunčiama tiesiai į televizijos stotį. Tiek studijos, tiek lauko produkcijos gamyboje, norint nufilmuoti skirtinių vaizdų, naudojama speciali įranga, tokia kaip gervės, bėgiai, įvairūs stabilizatoriai ir panašiai. Apšvietimui naudojami įvairių dydžių ir galingumų prožektoriai. Juos galima suskirstyti į dvi grupės. Tai yra kryptiniai prožektoriai ir išsklaidytos šviesos prožektoriai. Studijoje didžioji dalis apšvietimo įrangos sumontuota ant lubų ir yra valdomi nuotoliniu būdu iš studijoje esančio valdymo pulto. Tuo tarpu lauko produkcijoje dažniau naudojamas kilnojamas apšvietimas. Keičiant kamerų parametrus ir apšvietimo išdėstymą, ta pati scena gali būti pateikta skirtingais būdais. Norint pagaminti gerą produkciją, neapsieinama be geros kokybės garso. Garsą įrašant kamerą sudėtinga išgauti norimą kokybę. Todėl yra naudojami atskiri mikrofonai. Laidos televizijai gaminamos naudojant medžiagą iš kelių vaizdo ir garso šaltinių. Filmuojant studijoje, visos kameros ir mikrofonai yra sujungti su studijos aparatine ir valdomi studijos valdymo centre. Jame yra atliekama vaizdo ir garso kontrolė, komutavimas, įterpiami perėjimų ir kiti efektai, generuojama grafika bei gaminamas įrašas. Tokiu būdu produkcija yra iš dalies sumontuojama dar jos gamybos metu. Tiesioginėse transliacijose tai yra vienintelė kontrolės ir montažo priemonė, kadangi po gamybinio etapo nėra. Turint kilnojamą valdymo įrangą, ją galima naudoti ir lauko produkcijos kūrime. Paskutinėme televizijos kūrimo etape atliekami montažo, korekcijos ir papildymo darbai. Šiuo metu didžioji montavimo darbų dalis atliekama netiesinio montavimo būdu, naudojant programinę įrangą. Šiuo būdu tą pačią medžiagą galima permontuoti daugybę kartų, neprarandant kokybės. Kadangi vaizdo ir garso medžiaga saugoma atskiruose failuose, montavimo metu ji turi būti sinchronizuojama. Tam naudojamas filmavimo žurnalas, laiko kodai ir pliauškiai arba suplojimas. Po gamybinio etapo metu jai reikia vykdoma korekcija, veidų dengimas, keiksmažodžių maskavimas, filtrų ir specialiųjų efektų pritaikymas, muzikos fono įdėjimas. Esant poreikiui įrašomas užkadrinis balsas ar kiti garsai, nufilmuojami trūkstami planai. Galiausiai, užbaigus produktą, jis išsaugomas vėlesniai transliacijai arba išsiunčiamas į centrinę aparatinę paleidimui į eterį artimiausių laikų. Televizijos produkcijai taip pat reikalinga reklama. Jei tai nauja laida, serialas ar filmas, jį išreklamuot galima surengus jo pristatymą. Va, čia mano visada tokie tyrimai būna. Žiūriu, ar neapsimens, negyvas.